Pirmieji yra tie, kurie koreguojasi savo sąkandį ir iš gilaus pereina į taisyklingą sąkandį. Ir labai dažnai šonuose jie turi atvirą sąkandį, nes kitaip ortodontui įvykdyti gydymą iki galo nepavyksta. Tai tada atkurti sąkandį irgi pasitelkiant įvairius metodus. Tai vienas iš variantų. Kitas variantas, kai žmonės turi daug dantų, jie nėra praradę savo dantų, bet jie yra labai nusidėvėję. Yra žemas sąkandžio aukštis, kitaip tariant, nuvalgyti. Įsivaizduokime, kad nėra trečdalio pusės danties aukščio. Tai į šią problemą irgi reikia pažvelgti iš esmės ir irgi palenčiant kiekvieną dantį burnoje, atstatant jo aukštį irgi pasirinktų būdu ar plombomis, ar laminatėmis, ar užklotais, ar vainikėliais atkurti sąkandžio aukštį. Na ir tie pacientai, apie kuriuos mes kalbėjome, kurie yra suprotezuoti anksčiau, bet suprotezuoti lokaliai, gelbstint kažkokius pavienius defektus, yra turėję ir estetinį plombavimą, bet jie nėra patenkinti savo šypseną. Tai irgi pažvelgus į visą situaciją iš esmės kompleksiškai galima atkurti tą šypseną labai gražiai. Tiesiog į tai reikia įdėti nemažai ir gydytojo darbo, visos komandos darbo bei pačio paciento darbo ir laiko.